kažkas tokio. Su mumis šiandien yra Eirimas Velička. Pedagogas, muzikantas. Kas daugiau visgi? Dabar pedagogas ar muzikantas? Na, gal dabar pedagogas vis dėlto. Daugiausiai. Vis dėlto pedagogas, taip. Taip. Su grupė Ateljė dar vis grojat kažką. Dar vis gyva grupė. Dar vis gyva. Taigi, pedagoginis klausimas tada, ne? Pradėkim nuo to. Kaip visgi yra protingiausia perduoti va šitas visas žinias jaunai kartai? Aš manau, kad nėra geresnio žmogaus, kurio mes galim paklausti šito klausimo. Na, yra du požiūriai, kad muzika yra kūriniai, kūrinių rinkinys, šedevrų rinkinys, ir kitas požiūris, kad muzika yra praktika, ar ne? Tai be abejo antras požiūris man yra artimesnis, nes muzikuodami vaikai prisiliečia prie muzikos tiesiogiai, tai yra pirmu asmeniu. Ne trečiu, kaip klausydami muzikos, ar ne? Kažkas ten parašė, kažkas groja, o vat štai aš pats turiu šitą išbandyti. Ir muzikavimo džiaugsmas yra pagrindinis ir svarbiausias kelias į muziką, tikrai taip. Štai, pavyzdžiui, įsivaizduoju, yra Suzuki metodas, ne, kur ten iš viso natų neskaito. Taip. Ir vien tik muzikavimas. Versus muzikos mokyklos, kur tu sėdi iš natų ir kali kūrinukus. Jo. Kur tiesa? Jo, tiesa turbūt yra, kaip čia pasakius, galbūt taip visai nenorėčiau supriešinti, nes natos atsiranda ir Suzuki sistemoje. Okay. Tik tai tenai, kaip sako, muzika first. Tai yra pirmiausiai muzika ir pirmiausiai yra patyrimas. Ir jeigu taip žiūrėsim istoriškai, ar ne, tai kas ilgiau egzistavo, muzika ar natos, ar ne? Tai muzika nuo pat žmonijos atsiradimo laikų žmogus išsiskiria tuo, kad iš visų primatų jis išsiskiria tuo, kad jis turi muziką, kiti primatai neturi muzikos. Tai yra, jokia žmogbeždžionių rūšis neturi muzikos, žmogus vienintelis, ar ne? Vadinasi, muzika lydi žmogų nuo pat jo atsiradimo. Ir jeigu kalbam apie notacijų sistemos, jų prireikia, bet kurioj kultūroje jų prireikia. Ar tai būtų vakarų kultūra, ar tai būtų kinų muzika, arba indų muzika, bet įvairiai susiklosto. Ir jeigu vakarietiškai notacijai, tai geriausia atveju 1000 su trupučiu metų. Tai žodžiu, pirmiausia muzika, o paskui jau galim į natas pažvelgti. Pats pastebėjau, pavarčiau kelis pačių rašytus vadovėlius Eirimo. Ir muzika ten labai įvairi. Mes turim lietuvių giesmė, kur čia buvo pigmėjų arfos, apie, nežinau, kiek kultūrų, ispaniškos kažkokios dainos, visas pasaulis, ne? Ir pastebėjau, dažnai kalbi apie tą, kad, užsicikliname apie Europą mokytis, ne? Kodėl? Nereiktų mokytis tik apie Europą ir kas gero tose kitose kultūrose? Taip, iš tiesų labai geras klausimas ir kitos kultūros mums gali duoti ir yra davusios ir gali duoti labai daug. Jeigu imtume vien 20 amžių ir populiarią muziką, tai mes niekaip negalime be afroamerikietiškos įtakos, tai yra tų visų stilių ir žanrų, kurie formavosi, kurios kūrė būtent Amerikos juodaodžių bendruomenės arba metisai. Tai pirmiausia, aišku, bliuzas ir džiazas, be jokios abejonės. Toliau yra funkas, soulas, visa kas kyla, tarkime, iš gospelo, iš rhythm and blueso, hip-hopas ir sakykime, regis, kuris yra jamaikiečių kultūros, ar ne, Jamaiko atsiradęs. Tai visi populiariosios muzikos žanrai yra sukurti, dauguma jų, ne baltųjų, tai yra ne vakariečių, ar ne?
Na ir toliau, jeigu keliaujam į kokį nors modalinį arba indo džiazą, arba jazz fusion stilius, ar ne, tai mes matom, kaip džiazo muzikai kokią didžiulę įtaką padarė vis dėlto indų muzika, ar ne? Ravi Shankaras, kiti ten jaunieji smuikininkai, kuriuos Džonas McLaughlin pasikvietė į savo šakti grupę. Ten vienas tikras europietis yra Džonas McLaughlin, o visi kiti indai. Taip, ir tai yra džiazas. Tai vat galima turbūt taip pasakyti. Na, o jeigu dar kalbant apie archaiką ir apie muzikos ištakas, o be muzikos ištakų neįmanoma suprasti muzikos, nes muzika nuėjo labai ilgą kelią. Ir jeigu mes mokysim vaikus tik apie klasikinę muziką, mes jos labai nuskriausim. Ne? Klasikinė muzika nepaprastai svarbu, nes tai yra viena iš žmonijos viršūnių, ne tik europietiškos muzikos viršūnė, bet ir žmonijos toks užkariauja, sakim, tolimuosius rytus, kinai, japonai yra pamišę dėl klasikinės vakarų klasikos. Jinai, galima sakyti, migruoja į tolimuosius rytus netgi. Tai va, bet kuriuo atveju, jeigu mes norim prie muzikos ištakų prisiliesti, tai tų ištakų daugiau yra išlikę Afrikoje, Okeanijoje, na, gal ir mūsų sutartinės, pavyzdžiui, ar ne? Labai tokios archaiškos elementarios ritminės ir modalinės struktūros. Tai toks mano atsakymas. Užsiminėjai apie muziką ir paminėjai hip-hopą. Taip. Nekartą yra tekę girdėti, Lietuvoje Šalgį Ramanauską, yra ir užsienio mėgėjų. Hip-hopas ne muzika, sako, neturi elementų kažkokių. Kaip apginti hip-hopą nuo jo nemėgėjų? Na, tiesą sakant, aš irgi jau nesu jo mėgėjas, todėl kad tai yra nebe mano kartos muzika. Man reikia pastangų į šitą kultūrą įeiti bet įeiti į kitą kultūrą, nes čia yra tas pats, ar tu po žemynus keliausi, ar tu keliausi per muzikos stilius. Tai yra atskiros bendruomenės, atskiros subkultūros, atskiros elgesio normos, kitokios muzikavimo normos, ar ne? Tai hip-hopą tikrai apginčiau, nes tai yra, tai yra žmonių, visa muzika yra, kaip toks Davidas Elliotas sakė, what people do. Tai yra, muzikos žinojimas yra sugebėjimas what people do and what people make. Tai yra muzikos kūryba ir muzikavimas, ar ne? Muzikavimas ir kūryba yra muzikos esmė. Tai tos jamaikiečių bendruomenės New York'e, Bronxe, kurios, taip sakant, neturėjo nei pinigų pasisamdyti vakarėliams, reiškia, gerų muzikantų, jos grojo plokštelėmis, jos eiliavo čia ir dabar, ar ne? Tiesiog reikia šiek tiek susipažinti su hip-hopo kultūros istorija ir suprasti, ką jinai davė tai bendruomeniai ir pagaliau, ką jį davė žmonijai. Tai yra kažkiek ir protesto muzika, tai yra tos bendruomenės muzika, išgelbėjo daug jaunų žmonių gyvybių hip-hopas. Yra laikoma, kad taip, nes tai yra geriau negu gatvės muštynės, tai yra geriau varžytuvės tarp reperių, ar ne? Kova žodžiais. Taip, kova žodžiais. Ir kodėl aš šitą šitą stilių užsiciklinau, nes iš esmės labai populiarus dalykas dabar. Ypatingai stipriai. Ir kaip muzikos pedagogam, nežinau, ar mes galime ignoruoti šitą dalyką. Tikrai negalim, yra įvairiausių galimybių, kaip įkultūrinti arba priartinti prie savo kultūros hip-hopą. Pavyzdžiui, vaikai, paaugliai patys galėtų kurti hip-hopo tekstus, ar ne? Ir puikiai idėja yra jungti hip-hopą su sutartiniam. Tarkime, grupė mokinių ten ar merginos dainuoja sutartinę, ar ne, o kažkas prie šito tuo pat ritmu repuoja. Kas klasiką labiau mėgsta, ne? Taip, tai puikiausiai tada yra toks susikalbėjimas tarp kultūrų, tarp skirtingų skonių
žodžiu, tos netolerancijos mažiau, tada tu pažįsti kitą kultūrą, tie hip-hopo fanai galbūt jie susipažins su sutartinėm, tai visai nebobučių muzika, visai įdomu, o tie nemėgėjai tokie hip-hopo, tokie autentikos lietuviškos mylėtojai, žiūrėkit, ir hip-hopas gali skambėti ir lietuviškai, ir mums būti priimtinas. Dabar nemažai yra, jau dabar kuris laikas, tas buvo folk šokas, kažkada leido plokšteles, dabar Diavara daro ten sutartronikas, su sutartinėm ateina iš tiesų dainuoja ir elektronika, toksai kaip ir vis prieinama prie to pačio. Atrodo, tų sutartinių, daugiausiai išvažiuoja į užsienį, įdomiausia pasidaro. Patiem, atrodo, lietuviam seniena kažkokia tai, o užsienį tai baisiausiagi naujovė tarsi. Taip, tai yra sensacija, tai iš tikrųjų sensacija, ką tik neseniai prieš porą savaičių Portugalijoje vyko EAS, tai yra Europos muzikos mokytojų asociacijos konferencija, į kurią nuvažiavome, 7 iš Lietuvos buvo, tai buvo rekordinis skaičius, bet 5 iš mūsų parengėme tokias kūrybinės dirbtuves, būtent apie sutartines. Paskaičiau pranešimą mokslinį, o kitą dieną buvo kūrybinės dirbtuvės. Tai entuziazmas buvo didžiausias. Europos mokslininkai labai mielai įsitraukė, dainavo Lioiras Akrito 4, taip sakant, 4 sekundomis, kažtrei sąskambiai. Iš tikro, sutartinės yra fantastiška muzika. Sutartinės yra, pasakykime, bobučių rokas, ar ne? Jos sugalvojo tokią labai gerą ritmišką muziką dar tais laikais, kai nebuvo nei radijo, kur ten gal dar krikščionybės nebuvo, ar ne? Nes tai yra tikrai labai gili archaika, analogų beveik nėra pasaulyje, o jeigu jie yra, tai yra tose bendruomenėse, kur, sakykime, Kanados inuitai, kurie verčiasi žvejybą, ar ne? Toliau Japonijos Ainu, Japonijos šiaurės salų. Tai yra labai archaiškos bendruomenės, kurios yra ne žemdirbiškos, bet yra medžiotojai, šaknų rinkėjai, žvejai ir taip toliau. Tai jeigu pagal šitą analogą sutartinės yra panašios, sakykime, artimiausi sutartinio analogai yra Šiaurės Japonijos Ainu daugiabalsis dainavimas ir Šiaurės Kanados inuitų, eskimais juos dar vadina, ar ne? Eskimai tai toks ne visai pagarbus, nes, žodžiu, nenusako tikro etnoso. Inuitai tikras jų pavadinimas, tai ten irgi imituoja žąsų gagenimą, viena prieš kitą moteris, viena įkvepia, kita iškvepia, kuo nesutartinė, ar ne? Tai šiti pavyzdžiai ir šitie analogai rodo, kokios sutartinės yra senos. Čia dar, kai visi kartu iš Afrikos išėjo, ne? Kažkas tokio, jo. Antiek senas. Pats pradėjai šitą pokalbį Bachu, ne? Taip. O daug kalbam apie kitas kultūras, ne? Kiek visgi tos klasikinės muzikos, lyginant su kitų kultūrų muzika, turėtų būti santykis? Kaip įsivaizduoji? Na, žinoma, tai yra pirmiausiai mūsų gimtojų kultūra. Ir jeigu pasižiūrėsim senesnius vadovėlius, pavartysime ir pasižiūrėsime lietuvišką bendrojo muzikinio ugdymo tradiciją, tai jos pagrindą sudaro 2 dalykai. Klasikinė muzika, vakarų klasikinė muzika ir lietuvių liaudės tokie pamatiniai dalykai. Dainos, sutartinės, šokių melodijos. Tas yra gerai, tas yra viskas tvarkoj. Taip, tai yra vietinė muzika, tai yra mūsų tautos muzika ir mūsų kultūros, tai yra vakarų klasikinė muzika, tai yra pagrindas. Bet, žinoma, bėda ta, kad jeigu tik šita muzika, ji labai apriboja muzikinį. Aš įsivaizduoju, žinai, tas buvo Lietuvos atgimimas, norėjosi vien tik tai lietuviškos muzikos gal. Betgi buvo roko maršas, taip. Tai iš tikrųjų, tai yra svarbu. Aš turiu prisipažinti, kad aš turiu tą klasikinį išsilavinimą, ar ne? Aš esu diplomuotas smuikininkas klasikinę
muziką griežiu ir man Bachas yra turbūt viena iš muzikos absoliučių viršūnių. Aš nežinau, kodėl aš taip kalbu, ar todėl, kad esu europietis, ar taip atrodytų iš kokio nors indo pozicijos, nes esu girdėjęs anekdotą, kad indas išgirdęs Bacho muziką sako, nu jūsų melodijos labai gražios, bet kodėl jūs jas visas grojate vienu metu? Kodėl 4 iš karto? Indų muzika yra pagal apibrėžimą vienbalsė, ar ne? Tai va, tiesiog kitos kultūros mums duoda daugiau galimybių, kaip muzika gali. Mes šiandien jau nebegalime vartoti vienaskaitą, kad yra viena muzika. Reikia sakyti, kad yra muzikos. Kaip ir kultūros, taip yra muzikos, ar ne? Hip-hopas yra viena iš muzikų. Bet ar tai yra iš esmės kažkokia kitokia muzika? Ar tiesiog... Ne, tai jeigu apibendrinant muziką, tai muzika garsų menas. Viskas, ką žmonės daro kūrybiškai iš garsų. Ir ne šiaip garsų dariniai, kaip sako, partitūros, ar nei partitūra, nei, sakykime, natų sąsiuvinis, nei kompaktinė plokštelė padėta lentynai savaime dar nėra muzika, ar ne? Mes juk išsiimam arba vinilą išsiimam iš voko, ar ne, nuvalome dulkes, uždedama datėlę ir tada tik muzika prasideda. Ir muzikos esmė tai, kad jinai vyksta laike, ir kad tai yra mano muzika tau arba tavo muzika man. Tai yra, gali būti tas pats asmuo, jeigu aš groju kaip meditacija pats savo, tai pirmas, antras ir trečias asmuo sutampa, ar ne? Jeigu aš groju tau, tai yra, sakykime, arba, na, taip, tai bus 2 asmenys, ar ne? Ir jeigu kompozitorius parašo, ir atlikėjas išmoksta ir groja klausytojai, tai jau bus pirmas, antras, trečias asmuo. Aš, tu ir jis, ar ne? Tai, na, tokia. Tai muzika nėra tik natos. Ir muzika nėra natos. Apie natas. Muzika yra apie bendravimą. Tai yra muzika, yra kalba, tokia abstrakti kalba kartais, kurią mes susišnekam, mes išsakom savo įvairias intencijas, savo tokius, bandom galbūt sužadinti jausmus arba intelektualinės idėjas ir taip toliau. Kalbėjai muzika kalba, ne? Taip. Nu, aš taip dabar galvoju. Sakėm, pagrosim kažką su kanklėm, su gitara. Gerai. Padarykim tokias kūrybinės dirbtuvės. Gerai. Kaip gali susikalbėti liaudies instrumentas su... Na, turbūt... Dėja, negroju liaudies instrumentu. Groju. Ar gitara yra kažkieno liaudies instrumentas? Na, galima sakyti, jeigu ispanų flamenko yra liaudies muzika, na, šiaip tėvynė Ispanija ir na, Geraida turbūt gitaros irgi atsirado iš ūdo, iš arabų ūdo, ar ne? Iš kitų styginių instrumentų, galbūt artimiausias gitarai būtų persų taras iraniečių. Tar, ta pati šaknis beje. Gitar, taip, tai yra, reiškia styga. Tar, persų kalba reiškia styga. Ir ten įvairių instrumentų pas juos. Setar, 3 stygos, čehar, tar, 4 stygos, ar ne? Do, tar, 2 stygos. Sitar taip pat atsirado iš setaro, indų sitar. Kartais jie bando etimologizuoti, kad čia 30 stygų sitar, bet iš tikrųjų iš setaro. Setaras atkeliavo, persiškas setaras, 3 stygos reiškia, ar ne? Mažesnis buvo. Nu, jisai evoliucionavo, pridėjo įvairių. Na ir gitara, žinoma, irgi iš to paties instrumento, atėjusi per persų, per arabų kultūras į Ispaniją ir galiausiai tapo, mes turime ir elektrinę gitarą. Tiesa, mes nesam kartu groję, bet ką nors pabandykim. Aš turiu tokią labai gražią dainą Liudviko Rėzos, čia iš pirmo lietuviško liaudies dainų rinkinio. Liudvikas Rėza, Karaliaučiaus profesorius, užrašinėjo Mažoji Lietuvoje, netgi pajūrio dainas.
Ir siuntė Johanui Wolfgangui Goethe netgi, kaip tokį... Gal galėtume išgirsti? Jo, būtinai. Dar truputėlį... Kieno žalias kiemelis, kieno žalias kiemelis, žalio vario vareteliai, mėsinginiai rakteliai, žalio vario vareteliai, mėsinginiai rakteliai. Ei, tai ir senos mamužės, ei, tai ir senos mamužės, žalio vario vareteliai, mėsinginiai rakteliai, žalio vario vareteliai, mėsinginiai rakteliai. Įeit mamužė į naują svirnę, įeit mamužė į naują svirnę, nerant savo dukrytės, nei margosios pinetūžės, nerant savo dukrytės, nei margosios pinetūžės. Tai verkė sena mamužė, tai verkė sena mamužė, gail jaunosios dukrytės su jaunuoju berničiu, gail jaunosios dukrytės su jaunuoju berničiu. Ei, neverk, sena mamužė, ei, neverk, sena mamužė, juk aš ir vėl sugrįšiu su jaunuoju berničiu, juk aš ir vėl sugrįšiu su jaunuoju berničiu. Čia yra liaudies daina. Liaudies daina. Visos lietuvių liaudies dainos yra grynai posminės, pasakojančios istoriją, kur priedainiai. O, jeigu... Kaip visiems kažką rėkt kartu? Ar visi mokėdavo visą tekstą? Ne, tikrai ne. Dainos labai įvairios yra, pasakojamos yra tokios, kur tikrai yra priedainiai, kur jeigu norit priedainių, tai pavartykit sutartinių tritomį Slaviūno. Sudaryta ten 1600 dainų, gal virš 1800 ar ne. Ne visos su melodijom, bet dauguma su melodijom. Na ir ten tikrai yra tokių, kur ir prasideda nuo refreno, ir yra tokių, kur vien refrenas, ar ne? Okay. Tai arba keičiasi vos vienas žodis per posmą, vos kažkas, tai keičiasi, viskas kartojasi. Tai sutartinės labai tokias gausios refrenų. Kažkaip gali patusint su priedainiais. Na taip, yra, aukštaitiškų yra dainų, kur yra su priedainiais. Taip, o čia tokia Ar čia tiesiog įsivaizdavimas iš šiuolaikinės pop muzikos, kad be priedinė nedaina? Na, tikriausiai. Na, nors yra aišku visokių variantų. Dainų struktūros labai įvairios. Gali būti nuo paprasčiausių, nuo archaiškiausių. Ten kokie nors... Mačiau kukutį ant kelmelio tupinti, šilko lizdą vejantį. Tai va tas ta. Čia yra ir visa dainos melodija, kuri kartojasi, tokia grandininė ta daina. Susidaro iš tokios kaip besikartojančios, kaip sakykime, tokia melodinė eilutė, ar ne? Melodinė eilutė, kuri sudaro pačią dainą. Jo. Čia vaikų daina. Nu tai grįžkim prie to, ką mes ten pradėjom.
Dabar galvoju, čia mąstymas vyksta iš 4 ar iš 3? Akordai 3, ne? Taip, o su liaudės dainom taip yra, kaip sakant, bobutės niekada negalvojo, ar jos dainuoja 3 dalių metrų, ar 4, ar ne, yra staiga kažkokiu atsiranda, koks nors eina iš 3, tarsi atbėgo Elenės devyniaragis, oi kalėda devyniaragis. Močiutė negalvoja, kad jinai įdės čia 5/8 metrą, ar ne, jinai tiesiog jai pagal frazavimą taip, pagal kalbą, pagal priedainį, o į kalėdą 5, sakykime, tokia atsiranda staiga inkliuzas truputėlį kito ritmo. Nes taip irgi pradėjau, žinai, grot. Mano galvoje visada yra bliuzas. Na taip. Rokas, bliuzas. Bliuzas, taip. Taip. Ir pradedu kažką, mano mintys 4 visada, tas bitas, ne, ir aš girdžiu, kad pala, mes klešinam, pažiūrėjau akordų, žinai. Na, galima ir kokį nors bliuzą iš C-dūro, aš galiu akordais. Neįdomu taip. Tik tai aš tada pasidarau. Būtent ir įdomu, va tas, tai reikia, žinai, supras, ką groji gal. Bet klausimas reikia, nes vėlgi, kaip sakei, muzikavimas liaudės yra tas, negalvoji, kokiam tu metrėsi, ne? Tik tai bandai pajaust muziką. Dabar suprantamiau, ne? Jo. Na, suprantamiau, kas įprasta. Taip, yra tiesiog labai geras pavyzdys, kad muzikantai vieno ar kito stiliaus arba bendruomenė, kuri tą muziką klauso, praktikuoja, improvizuoja, kuria, atlieka, ji žino tas rašytas arba nerašytas tos muzikos taisyklės, ar ne? Tai, na, sakykime, jeigu mes grojam bliuzą, tai aš privalau žinoti, kad bus, taip sakant, 3 kvadratai, ar ne, kuris pirmas bus tonika, antras iš subdominantės, kitas iš dominantės, ar ne? Taip, grubiai tariant, jeigu C akordas, tai visas kvadratas bus C, antras bus F į C, o trečias bus taip grubiai iš G į C, bet, nu, gali ten dar pasitaikyti akordų pereinamų, jo, tai. Tai va, kada mes šitą žinom, mes žinom, apie ką kalbame, ar ne? Tai va, yra priežastis, kodėl taip fusion stilių ir būtent indo džiaze, kodėl taip atsitiko, kad amerikiečių gitaristai arba saksofonininkai suėjo su indų muzikantais ir staiga pradėjo susikalbėti be žodžių, ar ne? Ta muzika sulipo, nes pagrįsta tuo pačiu principu. Tai yra, pavyzdžiui, modalinis džiazas, jis pagrįstas tam tikrą dermę, ar ne? Indų klasikinė muzika taip pat pagrįsta tam tikrą dermę. Tai jeigu mes susitariam dėl dermės, ar ne, mes tai dermėj galime gyventi ir kurti labai jaustis patogiai. Vis tiek, buvom susitarę dėl F-dūro, grojama buvo F-dūra ir aš turėjau įdėmį įsiklausyti ritmą, kad galėčiau jame jau pradėti grot. Taip, iš tiesų, aš dabar bandau skaičiuoti. Ei, kieno žalias kiemelis, ei, kieno žalias kiemelis. Štai šita struktūra yra
10, tarkim, taip, jeigu žargonų kalbant, 10 bitų, ar ne? 10 bitų. Tai yra tokia nesimetriška, ar ne? Mes dažnai mąstom, pavyzdžiui, tais kvadratais, ne? Jo, ir dar vienas dalykas, kad, pavyzdžiui, liaudies folkloriniam atlikime niekada atlikėjai negros taip tiksliai, kaip jie grotų su ritmo sekcija, ar ne? Aha. Todėl labai dažnai, jeigu liaudies muzika padaryta nejautriai, liaudies dainos, ten yra kvėpavimas, ten yra frazavimas, toks artimas netgi kalbėjimui kai kada, ar ne? Tai yra gana laisvas ritmas, jisai ne metronomiškai tikslus, ne pagal būgnų, taip sakant, reiškia akcentus, koją ar ką nors, ar solinuką, bet jis yra, kaip žmogus kvėpuoja, kaip jisai pasakoja istoriją, ar ne? Dėl to kyla ir frazavimo problemų. Ir jeigu tą darai nejautriai, liaudies daina labai nukenčia. Ją reikia apkarpyti, nukirpti ar pridėti taktų, bet kartu jinai tada primityvėja, nes atsiduria, jinai yra tarsi, sakyčiau, šiek tiek išprievartaujama, yra įgrūdama į kvadratą arba į mums įprastas akordų progresijas, ar ne? Liaudies muzikoje tenka paieškoti kartais visai neįprastų, kažkokių modalinių, miksolidinių. Teko girdėti, kad ir į natas nelabai telpa liaudies muzika. Tas yra tikrai, nes tu natomis gali užrašyti, iš esmės, ta natų rašymo sistema, kuri yra susiklosčiusi, jinai rašo fiksuotus garsus. Taip. O kaip tu gali užrašyti, jeigu ten kokį nors, kuris, kad ir bliuzo tu negali natom užrašyti. Net ir bliuzo negali, nes yra blue notes. Papildomai žymėti. Jie yra labai individualūs, jie yra visą laiką taip, kaip tu išgyveni, ką tu tuo metu jauti. O jau natomis užrašytas bliuzas, jis bus schema daugiau. Ir bet kas Haydną užrašysi natomis. Tik tiek, kad klasikinė muzika, jinai gimė kartu su tuo. Ten yra, ta natų rašto sistema yra labai tinkama. Patys autoriai rašė. Jo, ir tai yra tinkama. Ir iš tiesų dar tas natų raštas leido ir fiksuoti kūrinius, pernešti, perduoti. Bet daug muzika neteko. Dėl šito. Pirmiausiai neteko tų niuansų, kurios, pavyzdžiui, turi bliuzas arba liaudies muzika, ar ne? Nes tu jau tada groji pagal natas tiksliai, griežtai, pagal tą struktūrą, kurią kompozitorius sugalvojo. Tu negali improvizuoti. Tai reiškia, natų raštas kažkuria prasme prisidėjo prie improvizacijos išnykimo. Na ir žinoma, kad kada jau tas taip 18-19 amžius link 20 amžius, muzika tokia pasidarė labai abstrakti, ar ne? Akademinė muzika labai sofistikuota, labai gudri. Ir tada kas atsirado? Tada atsirado afroamerikiečių bendruomenės Šiaurės Amerikoje, kurios tiesiog sprogo naujos idėjos, kur muzika iš savęs. Džiazas be improvizacijos neįmanomas apskritai yra. Bliuzas taip pat, nors bliuzas sako, kad bliuzas yra vienas kūrinys, reiškia. Ir jo variacijos. Jo, turiu bliuzo vieną albumą, tiesiog rinkinys. Taip. Paleidi ir nežinai, kada baigėsi viena daina, kada kita prasidėjo. Tonacijos nes tos pačios, kiti autoriai groja. Bet taip, bet už tą kokia įvairovė, kokia išraiškos įvairovė. Džiazas teoriškai apie improvizaciją, bet džiazas turi savo real book, kurią visi privalo mokėti. Taip. Ar ta improvizacija vis tiek kažkokius rėmus turi? Turi dainą kažkokią, ant kurios žaidi? Tai nėra grina improvizacija, ne? Kaip ir bliuzas turi rėmus. Taip. Na, kas yra laisvė? Tai mes galim filosofuoti. Ar laisvė įmanoma be atsakomybės, ar ne? Laisvė yra įmanoma tik tada ir turbūt visata taip surėdyta, kad yra proporcija. Reiškia, kiek tu turi atsakomybės, tiek tu turi laisvės. Nes kitu atveju tai būtų chaosas, tai būtų tai laisvei be atsakomybės nebūtų sąlygų atsirasti.
ar ne? Mhm. Va šitą, pavyzdžiui, mes šiandieniniai švietimo sistemoje nelabai suprantam. Ir šiuolaikiniai vaikai turi labai daug laisvių, bet labai mažai atsakomybės turi mokytojai, o laisvės turi mokiniai. Ne, taip dalykai nevažiuoja. Ir dėl to švietimo krizė. Mhm. Bet jeigu taip plačiai nefilosofuojant, pavyzdžiui, tiesiai į muziką lendant, ne? Lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Visą argumentą vis išgirstu šį per laiką. Tai čia mokantis muzikos mokyklai, dingsta kūrybiškumas, tik mokosi kūrinukus, dingsta laisvė ir, žodžiu, robotai muzikantai išeina, iš to mažai naudos, geriau nesimokysiu nieko ir kursiu kaip kuriu. Na, tiesa. Argumentas prieš. Jo, tiesa yra du kraštutinumai, kurie, na, mes niekuomet nevaikštom viena koja, arba kairė, arba dešinė, mes laiką einam abiem kojom. Tai vienas argumentas yra kairė koja, kitas yra dešinė. Muzika yra, jeigu jau taip nutarėm, kad muzika yra what people do, ar ne, tai yra žmonių, ką žmonės veikia, ką jie daro, ką jie sukuria ir kaip jie muzikuoja, ar ne? Tai vadinasi, tai yra veikla ir čia be improvizacijos niekaip. Kita vertus, improvizacija irgi įmanoma yra tada, kada yra kažkokios kultūros ir tradicijos, ir žanro, ir taisyklių. Jeigu yra žanras ir yra kultūra ir tradicija, jį duos kažkokius rėmus, duos taisyklės. Ar ne? Ir improvizacija yra įmanoma tada, kada tu žinai tas taisyklės ir moki jas apžaisti. Labai geras pavyzdys yra indų klasikinė muzika, kur turbūt gal dauguma tradicijų yra išmokstama beždžionės būdu, tai yra mėgdžiojimo būdu, ar ne? Tu privalai kartoti paskui mokytoją, kartoti, vis sudėtingiau, tavo tas žodynas, akiratis, jisai plečiasi, kol galiausiai po 10 ar po 20 metų tu jau gali išeiti be mokytojo į sceną, ar ne? Bet tas užtrunka. Tu turi valdyti tos kultūros normas, žinot, kaip juose žaisti ir jau tada kaip šachmatuose, tu negali šachmatuose žaisti be taisyklių, ar ne? Žirgų vaikščioti kaip karalienė, pavyzdžiui, ar ne? Šachmatai turi taisyklės, yra žirgas, yra karalieniai, yra debiutai, kuriuos tu jau meistrai mokosi atmintinai taisyklės, nes, pradžias tas visas, ar ne, iki Mittelšpilio, tai tu turi žinosi, kad taip paeisi, tai priešininkas atsakys taip ir kokie tavo variantai, koks galimybių medis. Tai vat, kada tu jau įvaldai taisyklės, tai čia tas susipriešimas, žinoma, klasikinė muzika, ji atsirado, galų gale klasikinė muzika rodo visuomenę, tai yra buvo, na, sakykime, vis tiek tai buvo monarchinė, centralizuota visuomenė. Tai yra monarchijos laikais atsirado tonacijos tokios griežtos, tai baroko laikai, ar ne? Tai yra restauracija, tai yra monarchijos klesti. Tai va tonacija centras, ar ne? Toliau viskas užrašyta, viskas yra atliekama. Dirigentas, ką įkūnija dirigentas? Dirigentas įkūnija diktatorių. Nes ką reiškia, tu turi groti griežtai iš natų, kartu su visais kitais, neimprovizuoti, reaguoti į dirigento nurodymus, ar ne? Ir neturėti savo individualios, tu turi tą valią, intencionalumą groti gerai, groti su orkestru. Tai nėra taip, kad orkestro muzikantas nėra kūrybiškas, jis yra kūrybiškas, bet jis yra, taip sakant, jis yra tokia hierarchinė struktūra, kuri labai griežta, ar ne? Ir imkim bebopas, ar ne? Bebopas arba, modernaus džiazo stilius antro pasaulinio karo metu atsiradęs. Tai kur tai yra absoliučiai demokratinė struktūra, ar ne? Kur netgi nėra nustatyta, kad ritmo sekcija tik pritarė solistui. Ritmo sekcijos atlikėjas, kontrabosininkas ar mušamųjų atlikėjas, jisai taip pat gali solo groti ir būti lygiavertis narys. Tas taip. Nes, kaip kalbėjai apie orkestrą, prisiminiau akademiją, kur buvo privalomas choras. Taip. Ir prisimenu, kodėl aš žiauriai nemėgau. Nes
tu ateini ten ir tu gali dainuoti, tu gali neteiti ir bus tas pats, žinai. Taip, Tu gali ateiti ir tai nepakeis nieko. Taip, esi visumos dalis. Na, nėra taip, kad nepakeičia nieko, nes įsivaizduokim, kad nieks neateina, ar ne? Aha. Arba ateina 3 žmonės iš choro, ar ne? Tas taip. Bet aš galvoju, kodėl mokyklose tas choras toks populiarus? Surenka didžiulius chorus mokyklos vis tiek, eina vaikai savo norų. Pirmiausiai choras tai yra, ir taip turėtų būti, choras yra peties jausmas. Nes jau kalbėjome apie tai, kad muzika yra ne natos. Taip. Muzika yra ne apie natas ir ne apie kūrinius, o apie buvimą kartu. Mano sūnus pavyzdys buvo. Pirmoje klasėje, pradėjus lankyti 1. klasę, nuvedžiau aš į perklausą į Ąžuoliuko chorą. Pateko jis į tą chorą. Bet pirmas mėnuo buvo toks: tėvai, kam tu mane į tą Ąžuoliuką tampai, ašgi nekenčiu muzikos, ar ne? Paskui tam Ąžuoliuko toj grupėj atsirado draugas labai geras, susidraugavo. Sako, viskas, aš pakeičiau nuomonę, man labai patinka Ąžuoliukas ir tu tik pabandyk pasakyti, kad ar tu lankysi toliau. Oi, lankysiu, aš tik nekalbėk tėvai niekų, man Ąžuoliukas yra labai svarbus, ar ne? Tai čia yra peties jausmas, tai yra draugo jausmas, yra solidarumo ir kada tu įdedi savo pastangą, įdedi savo balsą ir tą girdi balsą, kaip jis prisideda prie bendros jėgos, tokios bendros skambesio choro, tai yra na, didelis džiaugsmas, tai yra muzikavimo džiaugsmas, ar ne? Ne kiekvienam tas tinka, yra žmonės, kurie yra labiau socialūs kolektyviniai, yra žmonės, kurie yra individualesni. Ne socialūs, bet jie tiesiog, na, jie tokį asmeninį intelektą labiau puoselėja, jiem visai gerai su knyga namie be nieko, tyloje būti, ar ne? Skirtingi žmonės. Supratau, kodėl man choras. Dėl to groju su solinė gitarą. Tai ir puiku. Nesvarbu, ką svarbu priekį. Taip, bet ir su grupe groji, tai vadinasi... Su grupe viskas bus truputėlį kitaip. Jeigu neateina gitaristas, nėra gitaristų. Netėjo būgnininkas, nėra būgnininkų. Na taip, tai yra visi svarbus. Tai. Visi yra, realiai, grupė, bet visi individualistai. Gaunasi, taip. Bet ne absoliučiai individualistai, nes jūs susitarėt, kurį kūrinį grosit. Taip, jo, kokios taisyklės, kokios funkcijos, kur bus perėjimas, kokia struktūra. Ir tą reikia surepetuoti, iš pirmo karto atėję nepadarysit, ar ne? Tai va tai irgi bus, sakykime, akordų schemos žinojimas jau yra suvaržymas, jau yra kažkokia notacija, ar ne? Arba tai yra natų susitarimai. O jei groji ne savo kūrinį, tai iš visą. Na taip, žinoma, jeigu coveriai, taigi tu vis tiek turi išmokti tekstą, tu turi imituoti tą atlikėją arba rasti jo kažkokį kitą interpretavimo būdą. Labai smagus coveriai, kai visiškai kitaip. Netgi jūs labai įdomu klausyti ir kiek muzikantų išpopuliarėja su coveriais, juos perdarė geriau. Taip, tai čia yra atsakymas, kaip veikia taisyklės ir laisvė. Tai kaip veikia griežtos ribos. Kūrinys yra griežtos ribos, bet yra laisvė, kaip tu jį atliksi ir kai tu žinai taisyklės, žinai kaip jų rėmose žaisti, tu pasidarai originalus. Žiūrėkim, Summertime, kaip dainuoja Džordžo Geršvino, ar ne? Kaip dainuoja Louis Armstrongas su Ella Fitzgerald, ar ne? Kiek ten yra laisvės, kiek ten yra džiazinio tokio vokalinės tokios išraiškos, ar ne? Ankstyvo džiazo. Ir ta pati Janis Joplin, kur yra iš vis ta roko grupėje, komponuoja vos ne su tokiais barokiniais pasažais gitaros groja. Visiškai atrodo du skirtingi. Bet tai yra... dainuoja skempai? Taip. Dar prikuriant visokių. Ir išpopuliarėja su coveriu. Taip, žinoma. Kažkaip labai dažnas variantas. Reikia daryti coverius. Kaip klasiai pritaikyti šitą dalyką? Vaikų daugiau negu 4, tarkim, grupės variantą, ne? Aš jau pats dirbu mokykloje, šiaip ir mes turim mokyklos grupę, ne? Taip. Bet aš neįsivaizduoju to klasiai. 30 vaikų,
Taip, ten yra instrumentų, yra ukulėlių, pianinų visokių, ne, būgnelių. Taip turėtų būti, bet kadangi mes einam iš vienos filosofijos į kitą, tai yra ta tokia senoji ir tarybinė filosofija, kad muzika auklėja, šedevrai, reiškia, klasika tiko, sovietams klasika tiko dėl to, kad klasika yra labai disciplinuota, ar ne? Tai jie klasiką naudojo kaip tokio komunistinės moralės teisingo žmogaus auklėjimui. Ir nedainuoja neteisingų tekstų. Jo, neteisingų tekstų, nors kodėl, tai, sakykime, koks santykis su religija. Bet religinius tekstus kažkaip lotynų kalba toleruodavo, klasikinėme repertuare buvo. Tai va, tai iš tikro, kas vyksta su klase? Tai ir tuomet, kada klasė yra 30 vaikų, jie negali atlikti šedevrų šitų sudėtingų, ar ne? Bet ta tokia demokratinė kryptis, kur leidžia ir kuri kalba, kad vaikai turi ne tik klausytis šedevrų, bet ir patys muzikuoti, tai jinai pakreipia visai kitą linkmę. Tai yra tiek Karlo Orfo elementarus muzikavimas, tiek tas pats Shinichi Suzuki, kuris turėjo beprotišką idėją visus Japonijos vaikus išmokyti griežti smuikais, ar ne? Ir kur ta idėja... Paimti sudėtingiausią instrumentą ir visų mokyti. Drąsu. Na taip, tiesą sakant, mane į tokią intrigą bando įtraukti dabar Valdorfo mokykla. Sako, o ką jeigu padarytume visiems trečiokam, visa 3 klasė grotų smuikais. Pogrupiais, bet... Pasirodo, danai tokius dalykus daro, reiškia, tokį elementarų, liaudišką smuikavimą jie įvaldo mokyklose, ar ne? Groja iš pradžių išilginiam fleitom. Yra tų instrumentų, tarkim, mokyklinė dūdelė, tokia supaprastintas išilginės fleitos variantas. Nes išilginė fleita pradinukams, 7 metų vaikams, pernelyg sudėtingai, sunku išgauti garsą, sunku uždengti tiek skilučių, bet yra toks adaptuotas instrumentas 6 skilutės ir po jo, kokiai 5 klasėje, labai lengva išilginę fleitą pereiti, irgi visą klasę galima groti. Yra klasės, normalios muzikos klasės, turi ukulelių sieną, tai yra ant sienos kabo 30 ar kažkiek ukulelių, žinoma, tokį su tokiu playbacku, jeigu dar ekrane yra, rodo, kaip keičiasi akordai, tu gana greitai gali išmokyti klasę. Ir, žinoma, ukulelė 3 akordai, ten, arba 2 akordai, kokie nors lekukaračia, ispaniška, labai mielai 5-okai, 6-okai dainuoja tokius dalykus. Šiaip pasakėjau ukulelę, žinai, sakėjai, sudėtingų kūrinių negali grot. Aš taip įsivaizduoju, jeigu 30 vaikų yra, kiekvienas išmoksta vieną natą. Taip. Vienas duoda ritmą, gali sugrot. Po vieną. Taip atrodo. Klausyti savo vietą, žinai, pajaust. Yra toks metodas, tai čia galima, sakykime, jeigu išsidalinsim skudučius, ar ne? Ir... Teisingai, ten po vieną skudutį groji. Po vieną skudutį, bet čia yra gana sudėtingas, čia yra reikalaujantis, tu turi žinot ir melodiją, toks yra multitaskingas, ar ne, tai yra toks sudėtingas daugiaplanis uždavinys, kad tu turi girdėti melodiją, gerai žinot melodiją, jin turi atmintinai eiti tavo galvoj, tu turi sekti ir būtent žinoti, kad štai šitoj gaidoj, pavyzdžiui, aš turiu skudutį sol, ar ne, arba G, ja? Sakykime, ten... ir kokie nors ten, kad ir gama, aš turiu žinot, kad būtent šitą vietą aš įpūstelsiu, ar ne? Tai reikalauja daug žinių, tokių know-how, tokių... Lengviau pačiam savo vieną melodiją groti tikriausiai. Jo, tai yra paprasčiau, o čia yra, tu turi susiderinti laiku. Yra įvairiausių žaidimų klasiai, kur ritmo žaidimai, įvairiausi tokie dėmesio sutelkimo žaidimai. Ten toks labai geras, viena karvė sako mu, visi susėda ratu. Ir ratu sako po vieną žodį. Viena karvė sako mu. Tada dvi karvės sako mu. 3, karvės. Tai kaip reikia dėmesio panašios išlaikyti? koordinacijos lavinimas, atrodo.
Tai taip, bet tai yra sunku, tai yra labai dažnai vaikai iškrenta, pamiršta kokį žodį sakyti. Kelintas, kiek kartų, kuris jau kartas buvo, ar ne? Čia irgi yra įvadas į muziką, nes tai yra ritmas, tai yra tokie žaidimas su skaičiais, ar ne? Ne, tas darbas su jaunesniais truputį kitoks negu su vyresniais. Taip. Nes aš irgi dažnai pakalbu, pavyzdžiui, su besimokančiais muzikos mokyklai. Sakau, ką dabar mokotės? C-dur gamą. Kaip galima tiesiog mokytis gamą? Kelias pamokas, mokomės gamą. Tada sako, mokomės G-dur gamą. Taip, dabar mokomės kitą gamą. Taip, negalima mokytis visų iš karto. Ten, žinai, supras kažkokį... Man, pavyzdžiui, atrodo, kad bendrą vaizdą gerai matyti ir tada va, į detalės. Kęstuti davai labai gerą pavyzdį ir, taip sakant, teko vartyti ir tokių vadovėlių, kur puslapyje, vienas puslapis yra nata sol, ar ne? Šiandien mokomis nata sol, o jau kitą savaitę mokysimės nata mi. Tai iš karto klausimas, o ką reiškia nata sol? Ką reiškia muzikos prasme? Ir ar gali nata sol egzistuoti be natos mi, ar ne? Tai, kitaip tariant, mes tik kaip fenomenologai, sako, toks yra Algis Mickūnas, labai geras lietuvių filosofas. Jisai sakė, aukštą gaidą mes suvokėme tik dėl žemos. Arba žemą dėl aukštos, ar ne? Mes tik lygindami suprantame, kas yra sol ir mi. Ir elementarios melodijos ten kokios nors, kas ten teka per dvarelį, rygailio, ar ne? Arba ten koks nors kuku. Ir kiti dalykai. Tai ritmas irgi atsiranda ne vien dėl pulso, bet jis atsiranda tai, kad yra stiprioji silpnoji dalis, arba stiprioji dvi silpnosios, arba ilgas garsas, trumpas garsas, ar ne? Tai vat per šitus dalykus ir dabar papasakosiu anekdotą. Susitinka du muzikantai. Vienas sako kitam, žinai, vakar išmokau groti 16 natas. O, sako, kaip įdomu, pagrok vieną. Tai ne muzikantai nesupranta, apie ką anekdotas. Nes ką reiškia pagroti vieną 16 natą. Jeigu tu negirdi ritmo figūros, negirdi konteksto, neaišku, ar tai yra 16, ar 8, ar apskritai kažkokia nata, ar ne? Muzika yra struktūra, ji yra vieni elementai gauna prasme kitų elementų atžvilgių. Šia prasme muzika kaip matematika yra, ar ne? Muzika kaip matematika. Kalbėjom prieš pokalbį šitą temą, ne? Kodėl mokyklai tiek daug matematikos ir tiek mažai muzikos? Ar turėtų būti atvirkščiai, ar viskas okei? Na, dėl atvirkščiai yra klausimas... Ką bandom pasiekti? Taip, matematika yra svarbu ir matematiniai gabumai dažnai koreliuoja su muzikiniais gabumais. Tai yra neaišku kodėl, ar tiesiog matematikai gabūs žmonės yra ir muzikalesni, ar muzikai gabūs žmonės greičiau perpranta matematinės struktūras. Nu, mes negalim... Galiu dabar duoti labai gerą pavyzdį. Muzika man sekasi labai lengvai, tarkim. Taip. Man nereikėjo skaityti, aš pats labai lengvai. Taip. Iš matematikos man išvedė 4 ar 5 vien dėl to, jog nelaikėjau egzamino. Aš esu tragiškas matematika. Tiesiog labai blogai. O muzika man easy. Taip, žinoma, kad mes negalime lygybės ženklo dėti. Mano priešingas atvejis. Aš kai nusprendžiau pasišvęsti muzikai, mano matematikos mokytojas sako, ką tu darai, sako, tu stok į universitetą, tu geras matematikas. Nesako, aš stosiu į Kelpšą. Na ir tiesą sakant, maždaug ties 9 klase rimtos matematikos studijos baigėsi. Mėgau matematiką, man jinai sekėsi, man yra aiški matematikos logika ir matematika turi daug bendrumo su muzika, labai daug bendrumo. Ir europietiškoje tradicijoje turbūt nuo Pitagoro laikų. Leibnicas gal ir liktai Leibnicas yra pasakęs, kad muzika tai sielos slaptosios matematinės pratybos. Man tas labai patinka. Na, o Pitagoras, pitagorietiška tradicija, kuri Europai, mesgi visi stygomis grojame, ne?
Tai va, sakykime, vien klausimas, kodėl skirstiniai eina tankėjančia tvarka? Kodėl jie eina tankėjančia tvarka? Kodėl, pavyzdžiui... Styga vis per pusę skyla? Taip. Taip. Žiūrėkit, 12 skirsnis mes turėsim... Vidurys. Mes turėsim oktavą aukštesnį garsą. Tai šitą atrado pitagoriečiai, kad stygą dalinant į dvi dalis arba vamzdį dalinant į dvi dalis, jis išduoda oktavą aukštesnį garsą. Jeigu jo nupjausim, padalysim 3 dalis, nupjausim trečdalį, mes gausim kvintą. Nupjausim ketvirtį, mes gausim kvartą aukštesnį garsą. Tai įsivaizduokim, kad mūsų smegenys realiu laiku ir milžinišku tempu tuos dalykus apskaičiuoja ir dar logaritmuoja, išversdamus į žingsnių muzikinių laipsnių kalbą. Tai yra... O jeigu pasižiūrėsime, kad mes dabar grojame, reiškia, kad yra oktavo, yra 12 skirsnių, tai yra 12 pustonių. Tai kas yra pustonių? Jeigu oktave yra 1 su 2 santykis, ar ne? Tai vadinasi, mes turime rasti kažkokį skaičių, kurį 12 kartų padauginę iš jo paties gausime skaičių 12 laipsnio šaknis iš 2. Tai yra pustonis. Tai štai kokiom sudėtingais skaičiais operuoja kasdienė mūsų muzika. Ar tu atsisėsi prie pianino? Muzika operuoja, o muzikantas tik ateina. O, 035, 0365. Taip, ir tai yra nuostabu, ir smegenys tai girdi, suvokia kaip nuostabią muziką, tokį pavidalą, atpažįstamą temą, kuri turi savo kontekstus, kuri turi, sakykime, sunkiojo roko, ar ne, ir taip toliau, kuri savo istoriją, asociacijos kyla, jausmai kyla, ar ne. Tai yra svarbu. Muzika yra, jeigu žiūrėsime apie muzikos ir matematikos svarbą, matematikai dažnai kelia tas isterijas, kad Lietuva labai smarkiai atsilieka matematikos prasme, ar ne? Aš mėgstu pasakyti tokius dalykus. Jeigu norit, kad vaikai pasiektų aukštesnių matematinių rezultatų, susirūpinkite muzikiniu ugdymu, bendruoju muzikiniu ugdymu. Kokią vietą muzika užima bendro lavinimo sistemoje, tokius turėsime rezultatus apskritai iš kitų dalykų. Nes, kodėl šitą sakau? Todėl, kad muzika akivaizdžiai yra vienas iš 3 žmonijos tokių universalių komunikacijos būdų. Tai yra, pirmiausiai, kalba, nesvarbu, gimtoji lietuvių ar kažkuri, bet tai kalba kaip struktūra, ar ne, kurios dėka žmogus yra žmogus, komunikuoja. Toliau matematika, kita struktūra, kurios dėka žmogus abstrakčiai masto ir gali operuoti dydžiais, skaičiais ir jų abstrakcijom vediniais, ar ne. Trečia kalba, universali žmonijos kalba yra muzika, kuri taip pat yra abstrakti, bet kartu ji turi labai daug ryšių su ir kalba, ir su matematika. Muzika yra iš vienos pusės kalba, iš kitos pusės yra matematika. Nes muzikos struktūros yra tokios kaip kalbos struktūros. Yra motyvas, pavyzdžiui, tararam, tararam, tarararam, ar ne? Tai motyvas apytiksliai atitinka žodį kalbą, ar ne? Yra frazė, tai yra 2 ar 3 žodžių junginys. Yra sakinys, yra muzikoje sakinys, yra sakinys kalboj. Frazė yra maždaug tiek, kiek žmogus gali pasakyti vienu atsikvėpimu iki kablelio. Ja? Tai va, ir aš čia neišsigalvoju, parodysiu, labai įdomią knygą nusipirkau. Tai yra japonų autorių kolektyvas, tokia išleido knygą Music, Mathematics and Language. Ir eina per kompiuterinę prizmę šitie dalykai, kaip programuoti, kaip pagaliau mokyti dirbtinį intelektą, kurti prasmingą muziką, ar ne, pagal algoritmus tam tikrus. Tai čia yra daug ir muzikologijos, ir matematikos, ir modernios lingvistikos, Chomsky, sakykime, ar ne, tos Chomskio ta gramatika. Bet mes turime ir
lietuviškų fantastiškų darbų, tai aš šiandien irgi pasiėmiau, esu pradėjęs skaitinėti, bet matau, koks tai yra rimtas ir fantastiškas darbas. Muzika matematika, tai yra matematiškoji muzika, tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje. Rima Povilionienė, čia yra, taip pasižiūrėsim, kuriais metais išleista jau knyga, gal 13 metais, tai prieš kiek jau metų praėjo? 12 metų praėjo. Nežinau. Fantastiška knyga, fantastiška knyga. Labai rimtai ir taip profesionaliai parašyta. Tai iš tikrųjų matematikams reikėtų šitą dalyką priminti, kad jeigu mes kelsim isteriją dėl matematikos ir sakysim, matematikai trūksta pamokų, vaikai nespėja išeit programos. Tai gal panaikinkim muziką ir bus geriau. Ne, geriau nebus, nes žmogus yra daugiaplanis, jos smegenys veikia labai įdomiai ir labai dažnai prasti matematiniai rezultatai atsiranda dėl demotyvacijos, o demotyvacija gali atsirasti dėl pernelyg monotoniškos veiklos, tai yra, sakykime, menkos muzikos vietos bendro lavinimo sistemoje. Aš taip įsivaizduoju, kodėl būtent ta muzika taip taikosi. Čia manau, kad gal muzikos mokytojai savo į koją biškį pasišovė. Aš įsivaizduoju savo muzikos pamokas, dar jaunystėj, dainuojam daineles, klausom klasikinės muzikos ir kažką mes ten užsirašinėjom, pratybas kažkokias, viskas. Taip. Jeigu matematikas taip irgi atsimena savo muzikos pamoką, galvoja, čia nenaudinga pamoka, galim išmest. Taip, tiesa. Ir kodėl tokia situacija Lietuvoje yra susidariusi? Yra susidariusi iš dalies todėl, kad muzikai gabius vaikus mes atskiriam ir ugdome muzikos mokyklose ar, tarkim, muzikos studijose privačiose ar dar kažkaip, ir tai apima tik visuomenės dalį nedidelę. Ir ta didesnioji dalis lieka be supratimo, kas tai yra muzika. Jau pokalbio pradžioje mes sakėm, kad muzika yra tai, ką žmonės daro. Tai yra, tu muzikos negali pažinti trečiuoju asmeniu, kaip tu negali pamėgti kinų poezijos, nemokėdamas kinų kalbos ir nekalbėdamas kinų kalbą. Tau gali kiniškai eilėraštį šedevrą pasakyti, tu nesuprasi, tu turi kalbėti kiniškai. Kad suprastum. Lygiai tas pats yra su muzika. Kad suprastum muziką, netgi klasikinę, pakanka tai, kad tu smuiku ar pianinu ar išilginė fleita elementariai pagrotum kažkokią paprastą temą. Tai, sakykim, kad ir ta pati Bethoveno 9-osios simfonijos džiaugsmo tema, ji yra visai sugrojama klasėje išilginėmis fleitomis. Visai sugrojama ukulelėmis yra kai kurios klasikinės temos arba paprastos liaudės dainos ar kanonai ar dar kažkas. Ir tada visai kitas santykis yra. Tu ne tik dainuoji, tu pasiimi, įsivaizduokim, vaikinai, klasėje yra vaikinai, yra merginos, kurios dainuoja entuziastingiau, o vaikinai sako, ai, čia merginų darbas dainuot, man tai neįdomu, ne? O jeigu bus ukulelės, žiūrėkit, 8 klasėje jau norėsis pasiimti gitarą, o tas žingsnis nuo ukulelės prie gitaros yra labai labai nedidelis, ar ne? Porą stygų didėti. Porą stygų pridėti, porą pirštų pridėti, taip, žinoma. Ir tikrai tai yra tokie žingsniai, tai muzikavimas yra pagrindas. Ir aišku, mes esam baudžiavinės kultūros įkaitai. Mes 400 ar kiek metų turėjom tos baudžiavos. Ir dėl to pas mus neatėjo europietiška kultūra, neatėjo instrumentinio muzikavimo tradicija. Likome dainuojanti Lietuva, kas nėra blogai, nes atvedė ir į dainuojančią revoliuciją, ar ne? Bet dabar aš nematau, kad čia tokia labai būtų dainuojanti tauta. Labiau spaudom mobiliakus, ar ne? Sėdėm tyloj, spaudom mobiliakus, skrolinam ir čatinam. Tai... Kur dingo dainuojantį Lietuvą? O todėl, kad nėra, o ką vaikinukam daryti, jeigu nėra ukulelių, nėra gitarų, nėra būgnų ar bent kažkokių lazdų su kibirais. Sakei, gabius vaikus atskiriami muzikos mokyklas. Kodėl drįsčiau nesutikti? Aš manau, kad negabius vaikus, o tuos vaikus, kurių tėvai norėjo juos vesti muzikos mokyklas. Ten tikrai nėra pilna gabių vaikų ir ten tikrai nėra patys gabiausi vaikai.
Tai reikia priimti faktą, žinai, ir į tas privačias studijas ateina tie, kas turi pinigų privačiai studijai. Tas irgi tiesa, čia yra tokia socialinė atskirtis. Iš esmės, iš bet kokio vaiko tu gali išspausti žymiai geresnį muzikantą, negu jisai buvo. Taip, ir žiūrėkit, vėlgi yra toks momentas su matematika. Mes sakom, matematika reikalinga kiekvienam. Dabar klausimas, o kiek mes 12 klasės matematikos pritaikome savo kasdienėme gyvenime? Aš nežinau, kas ten buvo. Aš galbūt irgi nelabai žinau, bet žinau, kad, sakykime, iki matematikos jau lygčių sistemas pradėjome 8 klasėje mokytis, kas buvo tikrai įdomu, grafikai, viską. Šiandien aš nepritaikau turbūt nieko. Nors man įdomu, aš YouTube žiūriu tas problemas, uždavinius, kaip ten tokios sudėtingesnės, kaip jas spręsti. Man yra įdomu. Ir matematika ugdo abstraktų mąstymą, ar ne? Operavimą tai yra visiška abstrakcija, ar ne? Abstrakcija dydžių skaičių ir jų santykių. Muzika irgi yra abstrakcija, bet žiūrėkim, muzikai kasdieniam gyvenime kiekvienas žmogus, muzika irgi yra kiekvienam, ar ne? Ir kiekvienas žmogus savo kasdienybėj muzikos turi tikrai labai daug. Ir kaip mes nuskriaudžiam vaikus, kai vis dėlto muziką pastumėm į paraštę, į tokio, vadinam, man vaikai ištransliuoja bendro lavinimo mokykloje. Sako, muzika nesvarbu. Sakai, kaip tai nesvarbu? Taip pat svarbu kaip matematika. Ne, muzika nesvarbu. O kodėl? Todėl, kad tėvai jiems tą sako, ar ne? Tu mokykis matematikos, o kam ta muzika? Stosi gerą specialybę. Taip, matematika yra iššūkis, kaip suprasti, kaip išspręsti lygtį, ar ne? Tu turi ją suprasti. Su muzika yra lygiai tas pats. Kaip sugroti, pasiėmus išilginę fleitą, na, tą pačią kokią nors, na, arba paprastą sutartinės fragmentą, ar kažkokią tai Mocarto gabaliuką labai paprastą. Na, tam reikia pastangų, tam reikia pirštus pajudinti. Ir dėmesio, pirštų judinimas, ką daro? Pirštų judimas veikia smegenis. Formuoja sudėtingesnę smegenų struktūrą, smulkioji pirštų motorika. Tu turi derinti kairę dešinę ranką, kad ir grodamas išilginę, ar kanklėmis tu turi derinti kairę dešinę, smuiku turi derinti. Fortepijonu tu turi vėlgi mąstyti, kairė ranka atskirai daro dešinė, bet jos tarpusavy turi susišnekėti, koordinuotis, ar ne? Smulkioji pirštų motorika, pasirodo, smegenų struktūra mūsų taip yra surėdyta, kad smulkioji pirštų motorika yra labai arti kalbinių centrų. Ir aš turėjau patirtį su vaiku, kuris turėjo labai problemų su lietuvių kalbos mokymusi, dėl to, kad jis netardavo skardžių duslių priebalsių. Skardžių duslių priebalsių. Jis taip pat negalėjo groti gerai dūdelę, neuždengdavo pirštais skilučių, dūdelė švilpė, ne tos gaidos eina. Aš su juo šiek tiek padirbėdavau po pamokų individualiai 1-kitą minutę, mokytis vieną pirštą uždengti, kitą, visokių tokių žaidimėlių. Na ir jisai padarė proveržį grojime, tai yra išmoko uždengti, sugroti visą gamą iki pat apatinės do, tai yra uždengti 6 skylutes, tai jau sudėtinga. Koordinuoti 6 pirštus, ar ne? Smegenys jau turi. Ir dar tarpusavį abiejų rankų, kairė dešinė. Ir ką man pasakė jo pagrindinė mokytoja? Sako, šitas vaikas padarė proveržį lietuvių kalboje, sako, jisai pradėjo rašyti, skaityti, tarti. O kodėl taip yra? Smulkiosios motorikos centrai yra labai arti kalbinių centrų ir žmogus, kai vystėsi kaip būtybė, ar ne, jisai kai pradėjo gamintis įrankius, kuo įrankiai buvo sudėtingesni, tuo sudėtingesnios manipulacijos reikia pirštams ir atitinkamai ir kalbos reikia sudėtingesnės tiems įrankiams, operacijoms ir taip toliau įvardinti, susitarti, kaip mes medžiosim, ką tu man paduok, ar ne, kaip pagaminti vieną dalyką. Kalba sudėtingėjo kartu su mūsų motorikos įgūdžiais. Na dabar atvirkštinis procesas, mes atiduodam savo intelektą, savo smegenis atiduodam dirbtiniam intelektui, mes jų nebelavinam. Yra tame tiesos.
reikia kur nors toliau nuvažiuoti, navigaciją įsijungi, ką mąstyt, kur ten buvai, kur. O įsijungi navigaciją, iš karto yra erdvinis intelektas, kurį mes turėdavom, ar ne, kur žemėlapį pasižiūri, įsibraižai ir jau tau maždaug aišku, ar ne, dar atmintis yra, nes tu žinai, kad toj gatvėje posūkis į kairę, anoj posūkis į dešinę. O dabar jau negalvoji ir tas erdvinis intelektas pamažu. Taip, yra vietų, kur atidavėm. Taip. Savo gebėjimus. Ir nesinori grįžti. Jeigu muzika visgi tokia svarbi, ar normalu ir padoru žmogui sakyti, gal tu eik normaliai mokytis, mestas muzikinės nesąmonės ir pasiim normalią specialybę. Kaip muzikantas, dabar jau tiek metų muzikuojantis, kokį patarimą duotum jaunam žmogui? O taip, muziko duona nėra saldi. Tai yra nebūtinai tas rytis, kur atneš didelės pajamas iš karto, ar ne? Bet viskas priklauso nuo to, ar dažnai toks būna pasirinkimas, ką tu nori, ko tu nori. Ar tu nori būti laimingas ir gyventi įdomų gyvenimą, turtingą gyvenimą, ar tu nori turėti daugiau pinigų. Jeigu tu galbūt dirbsi darbą atnešantį daugiau pajamų, bet tas tau darbas nepatiks, ar ne? Na tai bet kuris užsiėmimas, ar tai būtų matematika, ar kalbos studijos, ar tai būtų fizika, ar tarkim automobilių remontas, ar sportas, ar muzika, bet kuri šita veikla reikalauja žmogaus pomėgio, tai yra tai, kad tu linkęs yra, sakykime, tau Dievas davė, ar ne? Yra tokių vaikų, kuriem Dievas ant kaktos parašė, va šita mergaitė dainuos. Ir štai šeimoje, tarkim, tėvai, imkim, ekonomistai, ar ne? Ir čia pradeda, ta močiutė spaudžia, tai ką tu čia vaikelį išsigalvoji, tai vis tiek mokykis matematiką, eisi į universitetą ir vis tiek reikia visuomeniai įsitvirtinti ir gerą darbo vietą rasti ir taip toliau, ir taip toliau. O jei norėsi, kaip hobį padainuosi, ne? Jei norėsi, ir apskritai muzika, tai kas čia, tai netoks svarbus dalykas kaip matematika, ar ne? Nors matom, kad tada ateina toks vaikas nusprendęs, kad jis mokysis muziką, ar ne? Ir pradeda nuo nulio natų raštą, harmoniją ir kaip būna sunku, kai nėra šitų pagrindų, ar ne? Kai nėra pagrindų, tu nežinai, tu dainuoji intuityviai iš šitą, atrodo. Kada geriausia tos pagrindus įgyti? Vis dėlto kalbos, kaip ir kalbos ir matematikos mokomės nuo 1 klasės, taip muzikos taip turėtume nuo 1 klasės mokytis, taip. Natų raštas nėra sunkus, bet natų raštas turi turėti prasmę. Kam mums natų raštas, jeigu mes nemuzikuojame? Kam ta C-dur gama, jeigu mes nežinome, kur ją pritaikyti? Ką mokėt skaityti, jei neskaitai? Taip, kam pažint raidės, jeigu tu neskaitai knygų. Taip. Tai tas turi pritaikymą, turi atnešti naudą ir turi sukelti žmogui, yra tas augimas vadinamas. Bet kai moki skaityti, gal kažką perskaitysi? Kažką perskaitysi. Visgi privers? Jo, yra labai geras toks, yra flow, dabar vartoja tokį iš amerikiečių psichologo, toks Mihaly Csikszentmihalyi, kuris parašė knygą Flow ir yra į lietuvių kalbą išverstas Rautas. Jisai labai paaiškino tokius dalykus, kodėl alpinistai lipa į kalnus, kodėl chirurgai, mikrochirurgai daro operaciją galėdami be kavos neatsitraukdami nuo paciento 14 valandų non-stop. Ir paskui jau, kai pavyksta pasiekti rezultatą ar ne, jisai sako, oi, kaip greit prabėgo tos 14 valandų, kaip pusvalandis, ar ne? Kai mes nuobodžiaujam, laikas išsitempia, kai mes patiriam sėkmę, laikas susitraukia, mes įeinam į kitą būseną. Tai muzika padeda, muzikavimas padeda įeiti į kitą būseną, aukštesnę būseną, patirti tą flow. O flow patiriam tada, kada įveikiam iššūkį, ar ne? Kada šiek tiek muzika yra sudėtingesnė, negu mes galim, bet mes norim įveikti šitą, ar ne? Ir tada atsiranda augimas
įdėta pastanga atsiperka, ar ne? Tu kitą kartą ir vaikai ir ašarėlę nubraukia grodami smuiku, ar ne? Bet ta pastanga atsiperka tada, kada tas smuikas tau suskamba ir tau kažkas čia sukyla. Aš galiu. Tada dar adrenalinas, ar ne? Dar sunkesnį pabandysiu. Ir taip vyksta augimas, taip vyksta savivertės augimas, ir tai yra muzikavimo džiaugsmas, ir tas yra flow, tas yra būsena, kada tu gali kvėpuoti su muzika. Tai muzika labai labai daug čia gali padaryti. Galim po truputį užbaiginėti šitą pokalbį, manau. Daug įdomių dalykų išgirdau. Tai ačiū Kęstuti, kad pakvietei, man tikrai buvo labai įdomu su tavim ir susipažinti gyvai ir kartu pamuzikuoti bent. Tai gal ir pabaigim kokiu, nežinau, ką įdėtum į vadovėlį vaikam pasimokyti. Ar ne vaikam, suaugusiem. Į suaugusių vadovėlį ką įdėtum. Bandykim labai kažką paprasto. Tai yra iš mano 1 klasės vadovėlio, yra tokia daina apie genelį, bet mes tokia galim truputėlį lyg ir džiazinę harmoniją iš 2 funkcijų. Tai raibumai genelio, tai gražumai genelio, raibumai jo, gražumai jo, raibumai jo, gražumai jo. Ir papūtė vėjelis, ir nupuolė genelis, raibumai jo, gražumai jo.